Labas vakaras. Svarbiausios pirmadienio naujienos laidoje Reporteris. Teroro išpuolis Sankt Peterburge. Metro traukinyje sprogus bombai žuvo 9 žmonės. Rastas ir neutralizuotas dar vienas sprogmuo. Rusija išlieka didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Pratybos Zapad vadinamos NATO puolimo repeticija. Rusija sugebėtų per 24-48 valandas pradėti kovos veiksmus prieš Baltijos valstybės. Kaune moteris gąsdinęs plėšikas pats pasidavė policijai. Teisme vyras gailėjosi dėl savo veiksmų ir sakė, kad pinigų jam reikėjo narkotikams. Man gėda baisiausia, turiu atsiprašyti, merginą baisiausia. Išpuolis Sankt Peterburge. Popietę šio Rusijos miesto metro stotyje nugriaudėjo galingas sprogimas. 9 žmonės žuvo, apie 20 sužeista. Rusijos pareigūnai išpuolį vadina teroro aktu. Saugumas sustiprintas ir Rusijos sostinėje Maskvoje. Sankt Peterburge uždarytos visos metro stotys. Keleiviai evakuoti. Vienoje iš stočių pareigūnai rado nesprogusią bombą ir ją neutralizavo. Pranešama, kad žmonių aukų nusinešęs sprogimas nugriaudėjo metro traukinio vagone. Pasak liudininkų, krepšį su sprogmeniu paliko kažkoks vaikinas. Sankt Peterburge šiuo metu vyksta visuomeninių organizacijų forumas, kuriame dalyvavo ir kalbą sakė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Pranešama, kad sprogimas nugriaudėjo likus 15 minučių iki Putino kalbos pabaigos. Teroro aktų Rusijos didmiesčiuose nebuvo nuo 2011 metų. Tada savižudis susisprogdino Maskvos Domodedovo oro uoste. Это типа техноложка горит. Norėčiau pareikšti nuoširdžiausią užuojautą tiems, kurių artimieji žuvo ar nukentėjo. Jau kalbėjau su specialiųjų tarnybų atstovais, su federalinės saugumo tarnybos direktoriumi. Visos žinybos dirba ir padarys viską, kad būtų nustatytos įvykio priežastys. Miesto valdžia, žinoma, parems žuvusiųjų šeimas ir nukentėjusius mūsų tautiečius. Akivaizdu, kad dar nežinome, kas organizavo ar yra atsakingas už tą išpuolį, bet mintise esame kartu su aukų šeimomis ir visais Sankt Peterburgo gyventojais. Palaikome juos taip, kaip jie praeitą mėnesį po teroro išpuolio palaikė Londono gyventojus. Rusija sudrebinę masiniai protestai koreguoja Kremliaus planus. Žiniasklaida skelbia, kad kasmetinė Vladimiro Putino klausimų ir atsakymų laida šį mėnesį neįvyks. Pasak šaltinių Kremliuje, ją planuojama surengti birželio 12-ąją, kai bus švenčiama Rusijos diena, arba birželio 1-ąją. Toks sprendimas neva priimtas todėl, kad Putinas nori išvengti klausimo apie premjerui Dmitrijui Medvedevui metamus kaltinimus korupcija ir dėl to kilusius masinius gyventojų protestus. Jie buvo didžiausi per pastaruosius 5 metus. Vien Maskvoje sulaikyta per 1000 žmonių, dar keliasdešimt areštinėse atsidūrė praeitą sekmadienį. Kremliaus atstovai teigia, kad Putino tiesioginė linija pavėlinta ne dėl protestų, o dėl perkrauto šalies vadovo grafiko. Kai kurie rusų sociologai baiminasi, kad Putinas gali imtis tradicinės taktikos. Siekdamas nukreipti dėmesį nuo vidaus problemų, vėl ims kurstyti įtampą Ukrainoje. Didžiausia grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui kėlė ir kelia Rusija. Tai konstatuojama bendroje saugumo departamento ir žvalgybos ataskaitoje. Dokumente teigiama, kad Kremlius siekia nustatyti įtakos zonas ir rengiasi galimam kariniam konfliktui su NATO. Gavusi įsakymą, Rusijos kariuomenė sugebėtų per parą mobilizuotis ir pradėti kovos veiksmus Baltijos šalyse. Kremlius tengiasi, kad tautinės mažumos būtų nepatenkintos Lietuvos valdžia. Mūsų šalies kariuomenės atstovai lankosi lenkiškose mokyklose. Pamastykite, kodėl aš myliu savo tėvynę, nuo ko jums prasideda tėvynė? Namai. Kas dar? Lietuvos kariuomenės atstovai lenkiškos Vilniaus gimnazijos moksleivius ragina pasvarstyti, ar po mokyklos jie nenorėtų tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Drąsa. Ar yra pas jūs tokia? Kaip matėme, moksleiviai labai susidomėję klausosi, ką jiems kalba Lietuvos kariškiai. Anot mokyklos vadovų, kasmet bent keli jaunuoliai baigę šią lenkišką mokyklą pasirenka tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Pirmadienį paskelbtoje saugumiečių ataskaitoje teigiama, kad didelį dėmesį tautinių mažumų moksleiviams skiria ir Rusijos žvalgyba. Rusai verbuoja į šauktinius einančius tautinių mažumų jaunuolius. Yra bandymai panaudoti dvigubos pilietybės šaukiamo amžiaus jaunuolius ir infiltruoti į krašto apsaugos sistemą. Tai pavyko ar ne? Gal galite atskleisti?
Apart to, kas yra ataskaitoje, daugiau negalėčiau pakomentuoti. Anot saugumo, rusai taip pat siekia, kad lenkų ar rusų moksleiviai turėtų kuo mažiau lietuvių kalbos pamokų. Rusija nori, kad tautinės mažumos Lietuvoje būtų uždaros ir kuo labiau nepatenkintos Lietuvos valdžios sprendimais. Mes kalbėjome apie švietimo reformą, tai yra turbūt jos bandymas stabdyti. Lenkiškos Vilniaus gimnazijos pedagogai ir abiturientai yra patenkinti, kad per savaitę turi 7 lietuvių kalbos pamokas, kaip ir lietuviškose mokyklose. Gal pirmaisiais mėnesiais buvo sunku, tačiau prisitaikiau ir dabar labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę mokytis tiek gimtosios kalbos, tiek lietuvių. Kiek teko bendrauti su lietuviškose mokyklose besimokančiais moksleiviais, esu taip įsitikinęs, jog mūsų yra lietuvių kalba tikrai jau aukšto lygio. Saugumas taip pat skelbia, kad Rusija smarkiai sustiprino ir ateityje dar stiprins karinius pajėgumus prie Lietuvos sienų. Toliau stiprinama Rusijos Kaliningrado srityje esanti karinė grupuotė, kuri 2016 metais gavo eilę modernesnės ginkluotės. Tai 2 mažuosius raketų laivus ginkluotus raketų kompleksais Kalibr, galinčiais naikinti taikinius 2000 km atstumu. Anot žvalgybos, Rusija jau dabar sugebėtų Baltijos šalis užpulti per dieną. Orientuojamasi į karinės reakcijos greitį ir atgrasimą. Rusija sugebėtų per 24-48 valandas pradėti kovos veiksmus prieš Baltijos valstybės. Turime kaimyną, kurio pasiruošimas atlikti vienokius ar kitokius agresyvius veiksmus visada buvo tokio lygmens, niekas nepasikeitė, jokių naujovių čia nėra. O Lietuva yra pasirengusi ginti ir apsiginti ir mes patys esame po Krymo okupacijos sukūrę greito reagavimo pajėgos, kurios gali reaguoti valandos bėgyje. Krašto apsaugos ministras nėra toks ramus. Anot ministro, NATO greitojo reagavimo pajėgos spėtų reaguoti į Rusijos ataką. Tačiau ministrui nerima kelia tai, kad gausesnės NATO pajėgos ginti Baltijos šalių vyktų ilgiau nei 24 valandas. Atitinkami planai yra taipogi. Taip, galbūt netokie greiti reagavimo, kaip mes kad norėtumėm. Tai yra netokiais greičiais vis dėlto NATO pajėgos, kitos NATO papildomos atvyktų. Anot žvalgybos, neatmestina, kad rudenį prie Lietuvos vyksiančiose Rusijos ir Baltarusijos pratybose Zapad dalyvaus ne 14 000 karių, kaip skelbiama, o kur kas daugiau. Anot žvalgybos, tikėtina, kad per pratybas prieš Baltijos šalis gali būti rengiamos provokacijos. Saugumui didelį nerimą kelia vis dažnėjančios Rusijos kibernetinės atakos, kuriomis siekiama ne tik informaciją vogti, bet ir sužinoti, ką daryti, kad kritiniu atveju Lietuvos institucijos negalėtų dirbti normaliai. Saugumas paviešino šio Rusijos žvalgybininko nuotrauką. Diplomatu prisistatantis žvalgybininkas dalyvauja mokslinėse konferencijose ir ten verbuoja žmones. Pareigūnai tikisi, kad paviešintas šis rusų žvalgybininkas susipras ir grįš į Rusiją. Taip pat saugumas prašo atsiliepti į Kaliningradą važiavusius žmonės, kurie pasienyje turėjo reikalų su Sergejumi Kulešovu. Anot saugumo, šis rusų žvalgybininkas buvo aktyvus lietuvių verbuotojas Kaliningrado pasienyje. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius. Tyriant socialdemokrato Mindaugo Basčio ryšius su Rusijos atstovais, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete apklaustas buvęs premjeras Algirdas Butkevičius. Paaiškėjo, kad Rusijos valstybinės energetikos milžino Rosatom atstovus Bastys bandė atvesti ir į vyriausybę, bet Butkevičius tokio susitikimo atsisakė. Negana to, socialdemokratų partijos pirmininkas sako pataręs kolegai vengti tokių ryšių, tačiau Bastys jo neklausė. O į Seimo vicepirmininkus Bastys buvo pasiūlytas todėl, kad yra išrinktas vienmandatėje apygardoje. Mūsų frakcija svarsto ir pirmumo teisė yra suteikiama tiems Seimo nariams, kurie yra išrinkti vienmandatėje apygardoje. Ir paskutinis klausimas, ar teiktumėt Bastį ir šiandien Seimo? Ne, aš jeigu būčiau turėjęs tiek informacijos, niekada nebūčiau teikęs. Čia daugelis politikų tikriausiai supranta, kad įvertinus geopolitinę situaciją ir įvertinus tai, kad Lietuvos energetikos strategija yra formuojama į vakarus
yra sinchronizacijos projektai įgyvendinami, tai susitikti, reiškia, su Rusijos bendrovių atstovais yra visiškai netikslinga. Dirbkite tiek, kiek emigracijoje ir uždirbsite daugiau nei galite įsivaizduoti, sako sėkmingą daržovių verslą Lietuvoje įkūręs buvęs emigrantas Evaldas Masevičius. Prezidentė jį vadina pavyzdžiu ir paskata grįžti kitiems emigrantams, bet statistika kol kas nedžiugina. Pernai iš Lietuvos išvyko daugiau kaip 50 000 gyventojų. Vien per pirmus 2 šių metų mėnesius emigravo 14 000 žmonių. Prieš 17 metų Evaldas Masevičius vaikščiojo ne savo, o Anglijos šiltnamiuose. Darbininkų vyras plušo 7 metus, tačiau užsidirbęs pinigų ir parsivežęs verslo idėją nusprendė grįžti į Lietuvą. Kai grįžau iš Anglijos, pirmi mano žodžiai buvo tokie, kad jeigu dirbsiu čia lygiai taip pat kaip ten, tiek pat darbo įdėsiu, tiek pat darbo našumo įdėsiu, aš gyvensiu čia dvigubai geriau. Taip, kad tas, kiek tu įdėti, tiek tu gauni. Šiandien Evaldui priklauso 6 didžiuliai šiltnamiai, kuriuose auga salotos, prieskoninės žolelės bei kitos daržovės. Vyro įmonėje dirba ir 71 darbuotojas. Visi pėstiniai moteriškės pasuoja, į prekybos centrus važiuoja. Evaldas ne tik įkūrė sėkmingą verslą, bet ir nuo emigracijos atkalbėjo kitus. Įmonėje vidutinis atlyginimas siekia daugiau nei 560 eurų. Tačiau darbuotojai sako, kad jei pluša ilgiau, mėnesio atlygis siekia 700–800 eurų, o uždirbs tiek, moterys emigruoti neplanuoja. Jis labai geras, labai supratingas, lengvai bendraujantis, visada padeda, kai reikia. Mažai tokių. Mums čia labai gera ir mes niekur iš čia nevažiuosim. Kol mūsų neišvarys, būsim čia. Sėkmingas Evaldo verslas tapo pavyzdžiu ir kitiems į šalį norintiems grįžti emigrantams. Evaldo užaugintų daržovių ragavo ir šalies prezidentė. Kaip miško? Kiškio kopūstas. Kiškio kopūstas. Vaikystė pina. Pernai šalies išvyko daugiau nei 50 000 žmonių. Šiemet per 2 mėnesius išvyko beveik 14 000 žmonių. Prezidentė sako, kad norint grąžinti išvykusius, reikia jiems daugiau aiškinti apie verslo galimybės Lietuvoje. Valstybė privalo suteikti daugiau informacijos ir pagalbos atvykstantiems ir, pavyzdžiui, paskelbus penktadienį anonsą, kad mes čia važiuojame, iš karto prezidentūra gavo laiškus iš, pavyzdžiui, Norvegijos, net 9 žmonės, staliai, norėtų grįžti, bet nežino, neturi informacijos, kaip, kokia mokestinė sistema, nes jau beveik 10 metų išvykę. Sunkiausia visiems, miniu tą patį, kad surasti vienoje vietoje visą reikalingą informaciją verslo pradžiai, būtent jaunam verslui. Tas yra šiuo metu Lietuvoje sudėtinga tą padaryti ir su prezidente kalbėjom būtent šitais klausimais, kad reikalingas tas vienas langelis. Dalios Grybauskaitės teigimu apie vieno langelio principą galvojama. Informaciją teikia Ūkio ministerija, tačiau reikia, kad jungtųsi ir kitos institucijos. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Šalčininkų rajonas. Naujas posūkis Lenkijos prezidento Lecho Kačinskio lėktuvo katastrofos istorijoje. Lenkijos generalinė prokuratūra pateikė kaltinimus Rusijos oro dispečeriams ir dar vienam asmeniui, kuris neva buvo skrydžių valdymo bokšte. Plačiau apie tai antroje reporterio dalyje. Kaune moteris gąsdinęs plėšikas pats pasidavė policijai. Teisme vyras gailėjosi dėl savo veiksmų ir sakė, kad pinigų jam reikėjo narkotikams. Man gėda baisiausiai, turiu atsiprašyti merginą baisiausiai. Paskelbtas nuosprendis dailininkės Agnės Každailytės nužudymo byloje. Menininkė pasmaugęs Mindaugas Lozoraitis už grotų praleis 16 metų. Mosulo apsiaustis tapo pražūtinga zoologijos sodo augintojams. Dalis gyvūnų nugaišo iš bado. Likusius mėginama gelbėti.